Nu, žarnyno tai pagrindinė dalykai reiškia, yra rektalinis kraujavimas. Be priežasties pakitę vidurių tuštinimosi ypatumai, kaip sakyti, be priežasties ligonis pradeda viduriuoti ar užkietėja viduriai, o į skrandžio tokį dalyką, tai vis tiek pagrindinis dalykas tai yra skausmas, rūgščių kilimas, kuris nepasiduoda gydymui. Reikia būti budriam, įtarti, ieškoti priežasčių, dėl ko taip yra atsitikę. Ir vis tiek, kaip sakyti, pagrindiniai tyrimai, kuriuos žmogus turėtų padaryti, skaitoma, visam pasaulyje skaitoma, kad skrandžio ir žarnyno tyrimas turėtų būti padarytas bent kartą per gyvenimą. Nu, echoskopinį tyrimą, kadangi tai yra neinvazinis tyrimas, reikėtų pasidaryti bent kartą metuose. Ir profilaktinius bendro kraujo ir profilaktinius biocheminius tyrimus pasidaryti taip pat bent kartą metuose.